Atominė bomba, dar žinoma kaip branduolinis ginklas, tai ginklas naudojantis branduolių dalymosi arba branduolių sintezės energiją ir turintis milžinišką griaunamąją galią lyginant su įprastiniais sprogmenimis. Dėl to vieno branduolinio ginklo užtaisu galima sunaikinti ištisą miestą. Branduolinis ginklas pirmą kartą sukurtas JAV 45 metais vykdant Manhatano projektą. Per visą istoriją nuo branduolinio ginklo sukūrimo jis kariais naudotas 2 kartus. Antro pasaulinio karo branduolinės bombos apie 2000 kartų naudos tai bandymas ir galios demonstravimas 7 šalyse – JAV, Rusijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, Indijoje ir Pakistane. Be šių valstybių branduolinį ginklą turbūt turi ir Izraelis, nors to oficialiai nepripažino. Apie tai, kad branduolinį ginklą yra sukūrusi, paskelbusi ir Šiaurės Korėja. Šiuo metu keletas valstybių kaltina Iraną, kuriant branduolinį ginklą, nors Iranas oficialiai teigia, kad jo branduolinė programa yra skirta taikiems tikslams. Anksčiau branduolinių bombų turėjo ir Pietų Afrika, vėliau jų atsisakė. Kazachstanas, Baltarusija ir Ukraina turėjo branduolinių užtaisų, nes jie liko TSRS teritorijose, bet vėliau buvo atidėti Rusijai. Branduolinius bandymus atliko, tačiau manoma taikiais tikslais yra Argentina. Šių šalių branduoliniai arsenalai, nebranduolinių bombų kiekiais, branduolinės galimybės netiesiogiai priklauso nuo galvučių kiekio, nes kai kurios šalis, pavyzdžiui, Indija ir Pakistanas stengiasi kurti silpnesnius užtaisus, daugiau pritaikytus naudoti mūšio lauke. Kitos turi miestams skirti naikintų užtaisų. Tik kelios šalis turi raketų, kurios gali branduoliniais užtaisais smogti bet kur pasaulyje, tarpu likusios valstybės branduolinius užtaisus gali panaudoti tik savo regionus arba gabenti povandeniniais laivai. Rusija 13 000, Jungtinės Amerikos valstijos 10 500, Kinija apie 400, Prancūzija 350, Jungtinė Karalystė 185, Izraelis maždaug 80, Indija 85, Pakistanas 20, Šiaurės Korėja iki 10 branduolinių galvučių. Galingiausia, kad nors susprogdinta bomba buvo Ivanas. Bombą 1961 metais pagamino ir susprogdino Tarybų sąjunga. Pagal pradinį planą bomba turėjo būti ne 100 megatonų galingumo, tačiau grėsiančia pavojaus Tarybų sąjungos užteršimo radiacija, bombos konstrukcija buvo pakeista dalį branduolinio kuro pakeičiant švinu. Bombos galingumas sumažėjo iki maždaug 50 megatonų, šis sprogimas vis tiek laikomas pavykusi 100 megatonų galios ginklo bandymais. Labai greitai pagaminta bomba svėrė maždaug 27 tonų. Sprogimas buvo matomas maždaug 1000 km spinduliu. Liepsnos kamuolio skersmuo siekia 8 km. Šiluminis smūgis galėjo sukelti 3 laipsnių nudegimą 100 km spinduliu. Pastatų sunaikinimo zona siekia 120 km, iš viso žybsnis būtų apakinis 220 km spinduliu. Branduolinio grybo aukštis siekia 60 km. Sprogimas išdaužė langus Suomijos namuose. Nors bombos sprogo aukštai ore, seisminio smūgio banga žemė apie mažiausiai 3 kartus. Bombos galia 31 nanosekundės trukusios branduolinės reakcijos metu prilygo 1% saulės spinduliuojamosios galios. Sprogimo nuotraukos žemė buvo taip nušluota ir sulyginta, kad paviršius priminė ledo čiuožyklą. Vienas bombos autorių Andrėjus Sacharovas buvo tiek sukrėstas šios sprogimo galios, jog vėliau tapo disidentu. Atominė bomba sprogimui panaudoja apie 40–50% savo turimos energijos, terminiam spinduliavimui 30–50%, ionizuojamam spinduliavimui 5% ir liekamam spinduliavimui apie 5 arba 10%. Atominės bombos skirstomos į 3 kartas – atominės, termobranduolinės, dar žinomos kaip vandeninės ir naujausios kartos neutroninės. Termobranduolinės bombos naudoja tokią pačią reakciją, kuri vyksta Saulėje. 2 vandenilio atomai virsta 1 helio atomu. Neutroninė bomba skirtingai nei kitos daugiausiai energijos skiria ionizuojančiai spinduliuotei, tai yra gyva jėgai naikinti, o technika ir pastatai lieka nepaliesti. Branduolinė žiema yra hipotetinės pasaulio klimato sąlygos, kurios susiformuotų po didelio masto branduolinio karo. Manoma, kad didelio kiekio branduolinių užtaisų sprogdinimas, ypač ant degių objektų, tokių kaip miestai, sukurtų didžiulių dūmų ir pelenų debesį stratosferoje, neleidžiantį Saulės spinduliams pasiekti Žemės paviršiaus, tai radikaliai atvėsintų oro planetoje. Panašios klimato sąlygos sudarytų nukritus ypač žemėm meteoritui ar įsiveržus labai galingam ugnikalniui. Branduolinė vasara, pasaulinio klimato kaitos scenarijus, branduolinio karo sukeltos branduolinės žiemos. Pagal šį scenarijų branduolinis sprogimo atmosferą išmestos dulkės ir dūmų absorbuotų infraraudonosius spindulius ir įkaistų. Į stratosferą patektų taip pat daug vandens garų, kurios ypač storas debesų sluoksniai. Aukštutinės atmosferos sluoksniuose esantys garai virsta kristalais, kurie absorbuoja infraraudonosius spindulius iš Žemės ir dalį jų atspindi atgal. Tai sukurtų šiltnamio efektą, ypač neigiami branduolinės vasaros padariniai siejami ir su modeliuojamųjų ozono sluoksnio pažeidimu iš atominių detonatorių. Išsiskyrę azoto oksidai sunaikins ozono sluoksnį, o ultravioletiniai spinduliai be kliūčių pasieks Žemės paviršių ir genetiškai pažeis visą jos gyvybę. Didelė tikimybė, kad tokiamis sąlygomis išgyvens nors dalis rūšių. Stratosfera absorbuos ozoną ir įkais, o tai dar labiau padidins šiltnamio efektą. Labas vakaras. Čia kalba branduolinės saugos specialistas Mr. Žaibas. Pakalbėsiu šį vakarą apie branduolinių sprogimų grėsmę Lietuvai.
Taigi, dabar Lietuva turi du pagrindinius priešus - Baltarusija ir Rusija. Tai pavojingos rytų valstybės. Taip, jos yra gana susijusios tiek savo politiką, tiek ekonomiką. Jei žiūrėtume branduolinio ginklo aspektų, Baltarusija atkrenta, nes subyrėjus Sovietų sąjungai branduolinio ginklo atsisakė ir juos visus grąžino Rusija. Taigi mums lieka pagrindinis priešas Rusija. Pagrindinis grėsmės šaltinis būtų iš Kaliningrado srities, nes iš jūsų būtų galima naudoti ne tik tolimų ir vidutinių, bet ir trumpo nuotolio branduolinės raketas. Taigi Lietuvai tektų to pasisaugoti. Na, galbūt rusai galėtų panaudoti savo Baltijos jūros karinį laivyną, bet aš nemanau, kad jie drįstų plaukioti su povandeniniais laivais Baltijos jūroje, kuri visa yra apsupta vakarietiškų valstybių. Taigi dar lieka Lenkai, bet aš nemanau, kad ši nuostabi tauta drįstų smogti mums smūgį į nugarą ir šiaip to negalėtų padaryti, nes branduolinių ginklų neturiu. Na, draugai, broliai, Latviai taipogi to neturi. Na, Estai yra per lėti, na, o Suomiai dar nežinau, ką jie turi. Na, jei vis dėlto kažkas nutartų mus atakuoti, na, tai manyčiau pasirinkti tokius taikinius kaip Vilnius. Na, jei pasirinkti to, kad tai yra pirma mūsų sostinė, visų antra didžiausias miestas. Visų trečia, jame yra visi valdžios organai, tokie kaip nekenčiamasis Seimas, prezidentūra, įvairios ministerijos, tai krašto apsaugos vyriausias štabas ir vadovas. Na, galbūt dar galėtų pasirinkti Kauną, nes tai yra miestas Lietuvos centre ir per jį vyksta didysis judėjimas tiek iš šiaurės į pietus, tiek iš vakarų į rytus ir atvirkščiai. Na, dar būtų toks trečiailis, tai taikinys galėtų būti Klaipėda, nes iš Klaipėdos galima jūrų atsitraukti į vakarus, kas būtų rusams labai nenaudinga. Na, taip pat. Na ir apskritai, aš nemanau, kad prieš Lietuvą apskritai apsimokėtų naudoti branduolinius ginklus, nes, nėra tokių potencialių milžiniškų taikinių, prieš kuriuos jos būtų verta naudoti. Juk paprašiau juos būtų sunaikinti arba apgadinti artileriją ir šiaip bomboneriais ar kitais tokiais nesunkiais dalykais. Nes jei jų neapgadinus, jūs būtų galima naudoti dar porą kartų ir užėmus teritoriją praverstų užpuolikui. O čia kažką naudoti ir sprogdinti yra nesąmonė. Na tai tiek, gero vakaro. Atominė bomba gali susprogti netikėtai ir be jokio perspėjimo, todėl visada būk pasiruošęs. Pamatęs neįprastai ryškią šviesą, tuoj pat susiras priedangą. Net ir minimali priedanga gali išgelbėti jums gyvybę. Jeigu apie atominės bombos pavojų būsite iš anksto perspėtas, skubėkite slėptis į bunkerį. Jeigu netoliese nėra bunkerio, paruoškite sprogimui savo būstą. Kaip galima greičiau ir geriau pridenkite savo būsto langus ir kitas angas. Skubiai užsidėkite įrangą arba apsirenkite medžiagomis, galinčiomis padėti apsaugoti kūną nuo radioaktyvios spinduliuotės. Po to, iš namuose esančių baldų ar kitų sunkių daiktų, susikurkite papildomą pastogę. Jai pastatyti gali būti panaudotos ir dėžės užpildytos daiktais, tokiais kaip knygos, žemė ar buitinė technika. Aprūpinkite savo pastatytą pastogę greitai surastomis maisto bei skysčio atsargomis. Pasislėpę laukite sprogimo. Jeigu išgyvenate sprogimą, likite namuose. Laukite pranešimų per radiją arba televiziją. Jei tokių nėra, galvokite patys. Analizuokite sprogimo priežastis bei tolimesnę karo eigą. Nuo sprogimo sutrikę žmonės gali veržtis į jūsų namus. Neįsileiskite jų, kadangi jie gali būti pavojingi. Jie gali siekti jūs apiplėšti, sužeisti ar dar kitaip jums pakenkti. Gavę pranešimų apie vykdomą evakuaciją arba pasibaigus maisto ar vandens atsargoms, pasiruoškite palikti namus. Pasiimkite likusias atsargas
nešiojama ir baterijomis aprūpinta radiją arba televizorių, pirmos pagalbos vaistinėlę, specifiškai jums reikalingus medikamentus, žibtuvėlį ir žibintuvėlį, peilį, žemėlapį ir priemonės, kurios jums padėtų apsisaugoti nuo chaoso apimtų žmonių. Stenkitės vengti pavojingų žmonių, jeigu nesate pasiruošęs nuo jų apsiginti. Būkite budrus ir gal jums pavyks išgyventi.